Kalbant apie vyro sveikatą, o tuo labiau apie jo erekciją, svarbu žinoti vieną dalyką. Kad jeigu daryčiau video apie kačiukus, susilaukčiau gerokai daugiau laikų, o taip pat gerokai daugiau ir atsiliepimų. Nes vyrai arba nestato, tiksliau nestato to, kas apačioje, bet dažniausiai ir nededa laiko. Kodėl? Todėl, kad tai yra nesvarbu. Šiandien po daugelio metų turėjau pirmą atsitikimą, kada nutraukiau konsultaciją ir pasakiau viskas, taškas, aš tau nebegaliu padėti. Todėl, kad žmogus buvo užsispyręs ir visą laiką sakė, aš nedarysiu, man to nereikia. Nors problemos, kaip sakant, pas jį, o ne pas mane. Ne man nestovi, o tau nestovi. Ne man sunku ir skauda šlapintis, o tau sunku skauda ir šlapintis. Ir jeigu tu nieko nesugebi padaryti, nieko negali padaryti dėl to, neturi vardan ko gyventi, tuomet tiesiog labai paprasta. Jeigu susiruošiai mirti, neatidėliok. Daryk viską dvigubai greičiau. Nenustos kankintis artimieji, nekentės tavo draugai arba pažįstami tavo šūdinos nuotaikos ir viskas susitvarkys savaime. Beje, jeigu vis tik tu nusprendėjai pratęsti programą, kurią aš tau buvau kažkada parašęs, arba jeigu tu nusprendėjai pradėti iš naujo, arba tu tiesiog esi naujokas ir nori susitvarkyti savo sveikatą, pagerinti kraujotaką, pagerinti erekciją, kad tavo varpa būtų kieta, kad tavo kraujas pritekėtų į mažąjį dubenį, galbūt tavo nervų sistema arba kaulo ir raumenų sistemos yra pakrykę ir nebetitinka nūdienos reikalavimų arba to, ką tu nori, parašyk, nuorodą palieku į kontaktą Telegram kanale arba įvairiausiais kanalais gali susisiekti mano profilio aprašyme. Lauksiu tavo žinutės, nes aš tikrai žinau, kad aš galiu tau padėti, jeigu tik tai tu norėsi padėti pats savo.